Atsimenu tas magiškas naktis, kai su savo vaiku stebėdavau žvaigždės ir tada nebuvo uždrausta svajoti. Galėdavau apkabinti savo žmoną, pažiūrėti jai akis ir pasakyti, aš neskiepytas. Bet 2020-aisiais pandemijos baimės metais buvo uždrausta net kvėpuoti oru. Vien dėl abejonės mokslinių metodų bausmė buvo mirtis, o dar blogiau priverstinė vakcinacija. Mus grinakraujus kaip laukinius gyvulius gaudydavo LGBTQ instruktoriai, negailėdavo nei tėvo, nei vaiko ir net pensininko. Visi suvarydavo į vagonus ir išveždavo į skiepijimo centrus. Šiuose mirties centruose daktarai suleisdavo 30 porcijų marmalo. Po tokio kokteiliuko laimingiausiai iš karto numirdavo, o nelaimingieji tapdavo edukuotais ir greičiausiai homoseksualiais. Covido disidentai, kurie išsisukdavo nuo adatos, buvo marinami badu. Niekas jų neįleisdavo į Akropolį, todėl jiems tekdavo valgyti asbestą. Visi kaltino mus, nors tikro blogio šaknis buvo jie. 2020 metais 5 galingiausi globalistai pradėjo planą Šėtono sėkla. Visame pasaulyje buvo pastatytos transdimensinės antenos pavadintos penketuko garbiai 5G. Trūko tik imtuvo, kuris galėtų perimti pragaro bangas. Tada ir buvo sugalvota Covido pandemija, kad į žmonės per vakcinas būtų galima suleisti čipus su imtuvais. Taip globalistai manifestavo Šėtono valią. 6 metus slepiuosi bunkerėje ir man baisu pagalvoti, kas dabar vyksta viršuje. Tikriausiai edukuotų, vakcinuotų transvestitų gėjų baikerių gaujas valdo pasaulį. Ne, geriau aš užsidarysiu šiame bunkerė ir mirsiu vienas, piktas, nesuprastas, nei būsiu vakcinuotas zombis.